Mokykla, koks bebūdavo rajonų iššūkis, mes jį visada įveikdavome ir per visą tą 12 metų be pirmos vietos, tiesa, pirmi metai antrą vietą buvo visada pirmaujanti. Iššūkis buvo rinktis ar kabinetinę sistemą, ar toliau dirbti klasėse. Nutarta buvo pereiti į kabinetinę sistemą ir atvyrė kelią, truputėlį palengvino tą pertvarką visą, atidarytas naujas, atiduotas mokyklai naujas pastatas, mokyklinis bendrabutis. Lengvino darbą ryšiai su aplink tėvų komitetas aktyvus būdavo patarėjas ir svarbiausia, santykiai užsimezgė tarp mokyklos ir aplinkinių ūkių. Visada sutikdavau padėti ar transportu, ypatingai žinoma sunkumai būdavo mokyklą remontuojant, ruošiant naujiems mokslo metams. Tada pedagogų taryba, sustiprėję dalykiniai bei klasių vadovų metodiniai rateliai sprendė svarbiausius mokyklos reformos klausimus. Tuo metu dalis mokytojų neturėjo aukštojo išsilavinimo ir kaip tik tada keletas net ir pradinių klasių mokytojų pradėjo studijas neakivaizdiniu būdu. Pamažu, dėka įtempto kolektyvo darbo ir pavaduotojų stropaus vadovavimo pradėjo didėti gerai ir labai gerai besimokančiųjų skaičius. Deja, reikia pasakyti, kad dar madingas buvo ir antramečiavimas, bei buvo pataisų ir vasaros darbų. Kaip tik vieneriais iš tų metų turėjome patį didžiausią skaičių šioje mokykloje, tai apie 1060. Ir mes tapome šalyje, Lietuvoje, didžiausia kaimo vidurinė mokykla. Ir tiesa, taip pat su išskirtine aplinka. Vienas iš prioritetų tada buvo darbinis auklėjimas ir proforentavimas, tai moksleivių stojimas į žemės ūkio krypties ir profesinės mokyklas. Be sunkumų neapsieita. Teko kurį laiką dirbti 2 pamainomis mokyklos bendrabutyje, kas tikrai buvo sunku. Bet turiu pasakyti, kad pedagogų kolektyvas visgi išliko kantrus ir tolerantiškas. Mokykloje jau buvo naujų tradicijų, buvo švenčiamos tautinės ir valstybinės šventės, atėjo į mokyklą Kalėdos ir Velykos ir žinoma, kovo 11, vasario 16. Pradėjau dirbti mokyklos reformos metais. Jos tikslas buvo ruošti moksleivius gyventi besikeičiančioje visuomenėje. Kūrėme viziją ir misiją. Jau seniai nebebuvo privalomo įdarbinimo baigus aukštąją mokyklą. Todėl reikėjo formuoti suvokimą, kad už įsitvirtinimą gyvenime kiekvienas asmeniškai atsakingas pats. Buvo ruošiamasi įtvirtinti 10-metį mokymą. Daug kilo uždavinių, vienas jų pasiruošti profiliuotam mokymui. Visuomenė nuoširdžiai tikėjo demokratiją ir kūrė jos pagrindus. Mokiniai irgi siekė ją pažinti. Buvo įdomu stebėti jų pačių organizuojamus ir vykdomus, pirmiausia lyderio, paskui prezidento rinkimus. Vyravo pasitikėjimo, atvirumo atmosfera. Materialinė bazė tai iš tikrųjų jinai tokia prasta, bet iš kitos pusės buvo jaunatviškas entuziazmas, noras iš tikrųjų
kažką padaryti. Ir aišku, kalbu ne tik tais apie tą entuziazmą savo, bet ir viso kolektyvo, nes nežinau, turbūt Kvėdarnos mokyklos bendruomenė ir kažko tai išskirtinė. Čia visada buvo aktyvių, veiklių mokinių, mokytojų ir pačių tėvų. Ir tiesiog kartais, kai pagalvoji, įvairių tų situacijų yra buvę, bet iš ties, bendruomenė yra tokia, kurios pavydėtų ne vienos mokyklos vadovas. Matyt, dar buvo ir tai, kad pats laikmetis buvo toks neblogas. Nes vis tiek vyko tos reformos visoje Lietuvos švietimo sistemoje, atėjo profilinis mokymas, atėjo projektai įvairūs, po to struktūrinių fondų parama ir, tik reikėjo noro ir įdėti pastangų, įdėti laiko ir tu gali įveikti. Tai jau, kaip sakiau, žmogiškieji ištekliai tikrai buvo puikus ir kaip vadovui reikėjo tik tai pasistengti, kad kaip sumotyvuoti ir pasinaudoti būtent tom potencialiom galimybėm, kurias turėjo čia ta bendruomenė. Mūsų gimnazija turėtų būti visais aspektais nuolat tobulėjanti, atvira kaitai ir puoselėjanti tradicijas, tikslingai bendradarbiaujanti su rajono, šalies bei užsienio švietimo įstaigomis, mokinių, jų tėvų, mokytojų ir visų gimnazijos darbuotojų bendruomenė. Gimnazijos vardas įpareigoja gerbti ir ypatingą dėmesį skirti gimtosios kalbos, žemaičių tarmės ir aukštos kultūros ugdymui. Gimnazija turi suteikti visų būtinų augančiam žmogui bazinių žinių, tačiau turi būti savita. Manyčiau, kad mūsų gimnazija galėtų tapti humanitarinės krypties gimnazija, auginanti būsimuosius mokytojus, medikus, politikus, menininkus, tai yra tuos žmonės, kurie formuoja Lietuvos įvaizdį Europoje ir pasaulyje.